Svarbu kartas nuo karto tikrinti savo Toyota variklio alyvos lygį, ypač keliaujant didesniais atstumais. Reikiamo alyvos lygio palaikymas garantuoja, kad jūsų Toyota visada pasižymės našumu, mažesnėmis degalų sąnaudomis ir maža emisija. Norėdami patikrinti savo Toyota alyvos lygį, saugiai pastatykite automobilį. Pašildę variklį, jį užgesinkite ir palaukite bent jau 5 minutės. Pakelkite variklio skyriaus gaubtą ir atsargiai jį užfiksuokite. Suraskite alyvos lygio matuoklį esantį variklio šone. Ištraukite jį ir nuvalykite šluoste arba su geriamuoju popieriumi. Tada grąžinkite į pradinę padėtį, po to ištraukite dar kartą ir įsitikinkite, kad alyvos lygis tarp minimumo ir maksimumo žymių. Jei prireiks papildyti, įsitikinkite, kad naudosite jūsų varikliui tinkančią alyvos rūšį. Šią informaciją rasite Toyota savininko vadove. Atidarykite alyvos bako kamštį, sukdami prieš laikrodžio rodyklę ir padėkite jį tolėliau nuo variklio skyriaus. Supilkite apie pusę litro alyvos, lukterkite 30 sekundžių ir lygiui patikrinti pakartokite lygio matuoklio testą. Kai baigsite, užsukite kamštį, sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Kai jūsų automobilio prietaisų skydeliai užsidega raudona įspėjamoji alyvos spaudimo lemputė, nedelsiant sustokite ir susisiekite su artimiausia Toyota atstovybe. Reguliarus alyvos lygio matavimas padės jums išvengti tokių situacijų. Originali Toyota variklio alyva yra pritaikyta bet kokiam metų laikui bei oro sąlygoms. Jos savybės variklyje – tepti, sandarinti, aušinti, valyti, saugoti nuo rūdžių. Jei nesate įsitikinę, kaip patikrinti alyvos lygį ir ją papildyti, visada galite kreiptis į Toyota atstovybę. Ten greitai atliks automobilio patikrą, pasiūlys profesionalią pagalbą bei užtikrins, kad jūsų vairavimas būtų saugus ir malonus.